Ši specialybė yra perspektyvi šiandienos rinkai. Ir manau, kad galėsiu palei ją labai daug dalykų gyvenime atlikti ir mokėsiu tvarkytis finansinius reikalus. Rinkausi šią specialybę dėl to, kad tai viena pagrindinis dalykas visoje šalyje, nes ekonomika yra pagrindas. Ir studijuojant šią specialybę tikrai yra pakankamos aukštos galimybės susirasti darbą, nes reikia finansų visur. Tai dėl to galbūt ir pasirinkau. Finansinių institucijų ekonomikos programa. Studijų kryptis ekonomika. Ekonomisto kvalifikacija įsigyja gebės vertinti, analizuoti rinkos struktūros tipus, finansinės institucijas, gebės tirti ir vertinti ekonomikos verslo aplinką. Išmanys finanso darbo organizavimo principus, orientuosis pinigų ir kapitalo rinkose, turės vadybos, rinkodaros žinias ir visą tai gebės taikyti praktiškai. Karjeros galimybės finansinių institucijų ekonomikos programoje yra šios. Galės dirbti bankuose, kredito įstaigose, draudimo bendrovėse, faktoringo įmonėse, finansų maklerio įmonėse. Finansinių institucijų ekonomikos programoje karjeros galimybės yra šios. Tai yra depozitinės institucijos ir nedepozitinės institucijos. Depozitinės institucijos suteiks galimybę ekonomistui dirbti banko srityje, nedepozitinės institucijos suteiks galimybę dirbti gyvybės ir negyvybės draudimo kompanijose, pensijų ir investicijų fondo veiklose. Studijuojant finansinių institucijų ekonomikos programoje turime pakankamai įvairių materialinių išteklių. Jei jūs norite įsigyti perspektyvią kvalifikaciją, sveiki atvykę į finansinių institucijų ekonomikos programą.